Esu Darius Jonas, dirbu šioje įmonėje nuo 2013 metų vasaros, tai šią vasarą bus jau 10 metų, kaip ir jubiliejus, reikės atšvęsti. Dirbau pradžioje kaip asistentas, kadangi dar licenzijos neturėjau, tai teko pagelbėti dantų technikams su darbais. Tada, kai gavau licenciją, jau galėjau pradėti dirbti ir daug tobulinausi kursuose. Teko paskraidyti įvairias šalis su vyrgydytoju mūsų, kadangi jisai buvo, kaip ir manau, pradininkas Lietuvoje Olamfo sistemos. Tai Lietuvoje tokių žinių kaip ir nebuvo kažkokių iš ko pasisemti, tai teko semtis tų žinių iš kažkur kitur. Tai nemažai teko paskraidyti po užsienį, pasidomėti šitais dalykais. Įmonėje pradėjau dirbti kaip studentas antro kurso ir tiesiog atlikinėjau praktiką, radau darbo skelbimą. Neturėjau jokių pažįstamų kaip odontologų ar technikų, tai teko ieškoti skelbimų per darbo skelbimus. Tai atėjau atlikti praktiką, bet iki šiol čia tebedirbu jau beveik 10 metų. Šios įmonės klinikų tinklas plečiasi ir į Lenkiją, tai turime ten galimybę irgi pasitobulinti, bendradarbiauti su kitomis laboratorijomis, kurie irgi taip pat dirba Lenkijoje, pasisemti iš ten žinių, važiuoti pasitobulinti ir komunikuoti su jais. Iš pradžioje, kai pradėjau dirbti, tai laboratorija buvo atskirai nuo klinikos, dabar buvo priimtas sprendimas, kad sujungti laboratoriją į kliniką į vieną vietą, tai manau labai geras sprendimas, nes manau mūsų techniko darbas atrodo kaip ir jis manualinis, jisai visada sėdėti prie dantų, ten drožti labai kruopštus, bet manau apie kokį 40% sudaro iš tikrųjų bendravimas su kolegomis, su gydytojais arba jų asistentais. Tas labai padėjo, kad klinika dabar atsirado viename ir klinika, ir laboratorija. Tai pagelbsti daugelį situacijų, kaip išspręsti problemas, pabendrauti su pacientais ar su gydytojais tiesiogiai komunikuoti. Tas darbas kaip namie, tai su kolegomis galima tikrai jaustis kaip namuose ir, sakau, bendraujame ir ne tik darbe ir namuose. Taip pat įmonė organizuoja įvairių kursų vidinių ir vakarėliai, kad pabendrauti su kitom klinikų gydytojais, nes čia Kaune mes galime pabendrauti vieni su kitais artimiau, o kaip žinia, yra ir mūsų tų klinikų kituose miestuose, tai kad pabendrauti su kitais yra žygiai organizuojami ar pasibuvimai kartu, žaidimai ir taip toliau. Šitą 10 metų mano darbo patirtį, manau, taip pat atšvęsime puikiai su šia gera komanda.